Sveiki visi lietuviai, labai mėgsta treti metai kaifuoti nuo Rusijos karo vaizdų ir remti tą karą, paskui žiūrėti kaip kompiuterinį žaidimą, vaizdus, kaip viskas dega. Prieš pusę valandos turime karo vaizdą Vilniuje. Nukrito krovininės DHL lėktuvas Žirnių ir Liepkalnio gatvės sankryžoje ant gyvenamo namo. Atvira liepsna dega 2 aukštų namas. Pilotą pavyko gyvą ištraukti, apie nukentėjusius name nėra žinių. Aišku, jeigu nukentėję ir buvo, tai jie greičiausiai supleškėjo. Pagalvokit, jum ant namo nukrenta krovininis lėktuvas. Vaizdas baisus, kaip iš karo raudonas kamuolys dega. Čia vienintelė tokia asociacija, kad lietuviai nori karo vaizdų, tai patys gauna. Tai aišku, greičiausiai atsitiktinis įvykis, netyčia viskas, nes visą laiką taip yra, kai yra oro uosto apylinkių teritorija, tokios katastrofos yra galimos.